Tada pūdyta silkė arba surstroming. O tu ją tikrai valgysi? Tai kaip žmonės ją valgo? Aš prisižiūrėjau YouTube'ai visur kitur. Ar iš tikrųjų čia taip žiauriai smirda ir taip šlikštu? Kaip jausiuosi aš? Ar ragaus aistis? Fū. Gal visai patiks? Bandyk. Pabandysim taisyklingai, taip kaip švedai valgyt. Ir pamėginsim taip, kaip youtuberiai valgo. Blindas visom žarnom jos. Bet prieš tai reikia įsikurti stovyklavietę, kažkokį būstą pasistatyti, kad su Aisčiu galėtume naktį praleisti. Vienoje vietoje Kaune tik radau pirkt. Šiaip nepygis karbonkė šitą 20 eurų. Tai va. Nu, bet vienam kartui pamėginti. Jo, man patinka visokias nesąmonės. Ir tada žiūrėsim, kas čia per kvapai ir kas čia per skoniai. Atidarinėsiu ne vandenį, atidarinėsiu tiesiog aplinkoje, bet mes esame atviroje aplinkoje. Šiaip daugiausiai ten vemia ir žiaukčia, tai kažkur tai kambarį, pašiūrį, mašinai kažkokio įlindė. Kaži, kiek žmonių Lietuvos miške yra surstromingą valgę. Būsi pirmas tikriausiai. Šiandien dviese, senai kartu buvom, vyras pasilgęs miško, gamtos, retokai išvažiuojam. Tai varom, pastatysim kažkokį būstą ir pagyvensim dviese šį kartą. Keliaujam. Nu, labai toli neėjom, šita vieta bus gera. Toks brandus miškas, sausesnis plotas tiek. Aisti, atsargiai pastauk biškį.
Sūrių nesiveržia. Va, pasižiūrėk. Čia maksimum. Alio. Va. Dedam dabar taip. Štem Pas mes antrą turim. turim. Čia bus pas mus taip. Nu, apžiūrim namą. Nu, Aisti, lys, pažiūrėk, ten tilpsim kaip nors. Tilpsim, ane? Labai faina. Gerai. Antroji vieta iš geriausių. O pirmoji kas buvo? Ta pašiūrė, Kokia? kur man labai patiko, kur aš sakiau. Tai šiaip gan dėkinga vieta įsirinko miške. Daug negyvos medienos, medžių prigriuvė. Tai nereikia ruošti su pjūklu, malku savo parenki, šakų įmeti. Tai ką, dabar nulupsi bulvių, pakūrėm laužą, kad biški žarijai būtų rimčiau. Prakepsim laužę bulvių. Tai Aistis valgys turbūt bulvės tiesiog keptas. O aš tai prie sustromingo, nes tradiciškai sustromingas valgosi su bulvėm. Kažkokia plona duona ar ten, nu, kaip paplotėlių tokio. Yra speciali švediška duona, tai aš jos neturiu, tai aš pasiėmiau tiesiog tortilijos. Ir svogūnas. Ir dar švedai geria 100 gramų. Bet mes to nedarysim su Aisčiu. Nu va, tik atsisėdam ir iškart dūmai mus. Tai kur žmogus, ten ir dūmai. Turim mėsytės. Dėsim į bulvę. Dėko čia vidurį. Kojas nedėk, ištirps padas. Va tai va. Nu kągi, pasidėjom, lauksim, kol iškeps ir... Nuimam laiką, geras pusvalandis. Nu ką, išaušo lemtinga valanda. Ir, žodžiu, išsipūtęs visas, tai garantuotai spaudimas didelis. Nežinau, kaip čia bus. Radau kaime tokį senovišką. Senovinį. Tokį senovinį atidarytuvą. Duosim garbę su stromingą atidaryti. Nu, kaip Aistė. Baisu. Aš irgi nežinau, ko čia tikėtis. Opa. Kol kas tai nieko. Ai, ant manęs užtiško. Spaudimas didelis. Tėtė sakė, valgys tą su straumingu. Kad aš čia jokio kvapo neužuodžiu kol kas. Aš irgi. Čia biškį nenukirpo. Sūrių. Kvepia, man kažkaip kvepia sūrių. Yra kvapo. O. Žiauriai. Bet ne. Fū. A tu ją tikrai valgysi? Sakau, kvepia, man tai kvepia kažkokiu sūriu.
galiu pasakyti vieną dalyką. Kvepia ne taip smarkiai. Tarsi kvepia tai normaliai, bet ne taip smarkiai, kaip ten YouTube'se rodė. Nu, toks nemalonus kvapas, neapetitinas. YouTube'as mums sumelavo. Netikėkit tuo, kas ten rodė YouTube'e, kur ten jau beveik kvepia. Bet jo, YouTube'e turbūt perdėta, nes čia taip žiauriai nėra. Tikėkit mum labiau, negu jiem. Aš nežinau, aš tai, Ar tu tai tikrai bandysi? jeigu neapsivemsi, Tik žiūrėk. blindas visom žarnom jos. Bandysi? Tai negi čia su visom žarnom. Aš tas žarnytas tai norėčiau išimti iš ten. Uždaroj patalpoj tai čia būtų. Švis, visą naktį. Tu. Dabar ar pabandys tėtė? Aš noriu žarnas tas iškrapštyti. Tai su visom žarnom valgai. Eik sau. O tu pats žinai, kad aš silkių nevalgau. Kodėl jos su žarnom, aš nesuprantu. Gal taip. Bandyk, 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 bandyk. Uf. Skanu? Išvis ne? Spjauk lauk. Jis tai padarė. Gerai, kad aš neragau. Įvertink tai nuo 0 iki 10. Gal su bulvėm biški, nedaug įsidėjus. Vieną žuvį reikia kažkaip įveikti, bet dabar antrą. Yra gertuvė vandens. Nežinau. Na, kad neš gertuvę. Eina savo. Nu, aš kažkaip negalvoju. Spjausi? Ne? Nuo kvapo tai vemt nesivėmė, bet skonis tai eina savo. Bet aš tų žarnų tai iš vis nenoriu. Tai tu paragau, gal žarnas skaniai bus. Ai, šitoj nieko čia nėra. Aš dar esu belia kaip alkanas, visą dieną nieko nevalgiau. Nu ką, iškeps bulves, reiks vėl ragaut bandyti. Aišku, reikia ne tokiais gabalais, pabiškutį, kiek jų čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 iš viso buvo. Tu dar vienas valgyti. Tai tikslas visą šitą skardinę įveikti per šiandien ir rytojų. Nepavyks, jaučiu nepavyks. Įvertink šitą nuo 0 iki 10. Nežinau. Skonis, jeigu valgant 10 balės sistemų, kaip aistis sako, tai čia vieną nesiekia. Bet jų po vieną nieks ir nevalgo. Tai čia buvo taip, kai valgo youtuberiai ir kai jie tiesiog šou daro. Apsivemti čia nežinau, ar galima, bet skonio tai nėra. O dabar po to bandysim baigę bulvės kepti tortilija, šitas, svogūnas ir bulvė. O tada žiūrėsim. Nu ką, išimam bulvės. Traukiam bulvės lauk. Tortilijos atsinešiau, svogūnėlį. Bandysim paragauti švediškai. Gal pramuš. Taip, tortilija. Svogūniukas. Sielodys?
Norėčiau pusę. Nu va, perpjovai. Šiaip atrodo tai nelabai. Nu, kaulas išsiima, tai aš dėl to žiaukčiau labiau, kad tas kaulas nesikramto, negu kad, aišku, skonis tai irgi kaip muilas kažkoks. Kaip čia gal protingai ir reiktų valgyti su nukaulinti jas. Reikia rasti bulvę, kad būtų be lašinio, ne? Taip, nes ten tavo bulvės yra mano šviesmė. Lašinį? Čia su lašiniu, čia valgyk tu. O, Kaip kvepia bulvės. kaip gražiai radai iškepus. Skanu? Ne taip žiauru, bet Skaniau? nežinau, nelabai. Bet geriau negu buvo paprastas su rastromingu. Geriau, bet šiaip tai neskanu. Neskanu? Mm-mm. Bet jeigu jam dabar neskanu, tai kaip jis įveiks visą šitą skarbunkį? Neįveiksiu. Nu, pamėginsiu dar vieną pasidaryti. Tai bus gana, man atrodo. Ir valgysiu bulvės aiščių. Nesąmonė čia kažkokia. Svogūno. Bulvė. Nežinau, tą žuvį gal čia reikia kažkaip susmulkinti labiau. Aistis labai nori paragauti, man atrodo. Ne. Nu, skanu. Nu, dar vieną žuvį išsidarinėti reikia. Čia mažesnė paėmus. Bet kodėl jos užarnam? Kvapo tai čia nieko nėra, aš nesuprantu, kuo jie ten žiaukčia, tos YouTube visi vėmė. Kai atidarai biškį jo, daugiau tai. Nu, 2 suvalgysiu. Čia GPT sako, kad skrandžiui turėtų nieko tokio neatsitikti. Apsinodyti negalima. Nieko. Tik dabar galvoju, ar išmesti ją, ar parvežti namiškiam paragauti. Iš bėdos valgyti galima, bet čia reikia kažkokio kitokio skonio, kad labiau užmuštų tą, nunulintų to žuvies skonio. Bet kaip sūru ir glitu, sūru ir glitu. Dar kažkokiu raugu trenkia. Jau geriau suvalgysiu bulvę su lašinukais. Kitas reikalas. Nu, 3 pasidarysiu, bet dabar daug bulvės prisidėsiu. Ir mažiau gal svogūno, nes labai aitru nuo svogūno. Trečias. Gal naktį skrandis nesustos. Tikiuosi. Garantuotai valgau pirmąjį paskutinį kartą. Nu ką, vakarėja. Užkandau biškutį. Vienas iš neskaniausių pavalgymų, kiek esu valgęs. Nu, vat aš visą laiką YouTube'ą žiūrėdavau ir galvodavau ten, ar YouTube'ą, ar kokį TikTok'ą. Spjaudas, žiaukčia, vėmi, nu kaip taip gali būti, kad nu, švedai valgo, viskas gerai, o čia vėmia visi.
Tai dėl vėmimo tai perdėta, manau, bet šiaip tai neskanu, tikrai fui toks sūru, raugas ir dar glitu. Tai ten su tom bulėm tortiliai nieks ten, nežinau, neužmuša to skonio, to žuvies visai. Bet vemti čia tikrai nėra nuo ko. Nebent jau esi labai super duper jautrus. Tai vat. Tai dabar su Aisčiu pagalvojom, kad yra čia netoli žvėrių tokia jaukykla, šėrykla. Kadangi mes vis tiek nevalgysim, nebent tu nori. Nenori, tikrai? Tikrai. Ką? Ne. Tai nunešim, padėsim, pažiūrėsim, ar žvėris per naktį, kas nors jeigu ras, ar ės ar neės, ką darys su juo. Ir rytoj ryte eisim pažiūrėti, ar bus suėdę ar ne. Nu, va čia tokia yra šėrykla, jaukykla padaryta žvėrim. Aišku, čia eina elniai, taip, šernai išknysė, bet ateina kokie lapė ir koks usūrinis šuo pasitrainė, tai padėsim, pažiūrėsim, ryte vėl ateisim. Ar per naktį kas nors rado, ragavo ar neragavo. Viskas, su strominga paliekam. Valgys žvėris, Aistė, ar nevalgys? Nemanau. Aš irgi nemanau. Kvapas jas atbaidys. Aš mačiau YouTube'ai, katinam bandė duoti, tai neėdė. Tai... Tai nešdamas tą skardinę apsilaisčiau visas rankas, nes nori, kad smirdėtų nuo panosį. Jeigu esat matę video apie šitą pavėsinę, pašiūrę, kaip čia pavadinti. Tai kadangi įstojo mano nuosavam miške, tai aš ją čia ir pasilikau, tada neišardžiau. Ir Aistis labai nenorėjo, kad išardytum. Tai dabar nešdami tą su stromingą ten žvėrim padėt, pro šoną praėjom ir grįždami užsukom, pažiūrėt, kaip laikosi. Stovi dar. Šienas išdžiūvęs, aplink elnių prišaikėta. Vat šonai jau yra išgriuvę. Ar čia žvėris ištampė, ar čia nuo sniego nuslinko. Gal, sakyčiau, greičiau su sniego nuslinko. Šiaip kaip planuoju video, tai irgi turėjau mintį gal žiemą čia atvaryti, kai apsnigtas po sniegu pagyventi, pabandyti. Bet buvau kai tik iš rudens filmavęs apie jį, galvoju, neįdomu du sykius iš eilės į tą patį eit. Nu va, o dabar susmuko viskas. Bet galvoju, gal tą konstrukciją dar čia palaikyti kokius metus, jeigu nesuaižęs, nesutrukinės, tai gal, jeigu bus snieginga žiema, gal kitą metą reiks pamėginti. Ten vienas baigė visus medžius išgenėti. Į kurią pusę galvą dėsim? Gilyn ar ką? Gilyn? Nu ką, vakarėja, miegučio reiks turbūt traukti. Dar truputį pasėdėsim. O gal dar palauksim, kol sutems. Kepam dešrelę, sutemo visai. Neprivalgiau aš nuo stromingo, o Aistis tai visada alkanas, visą vakarą valgyti nori.
Turbūt pirmas šiemet toks šiltas vakaras. Gal kad prie laužo, bet šilta. Aš su bulvė. Nu, aš paprastą. Šaltos bulvės ir šiltų dešrelė. Žodžiu, puikus būdas laiką atitraukti nuo telefono. Visą dieną praktiškai nebuvo, net pasiėmęs į rankas. Ne? Kaip tikri lietuviai, 10:30 prisirijom keptų dešrelių ant laužo. Ir laužiukas į pabaigą degt. Aisti, nori miego? Taip. Gerai, reikia įmiegoti. Nu ką, kaip į viskas. Vienas jau miega, nesulaukė atsisveikinimo. Kol susitvarkiau, užmygo vyras, nusidavė per dieną kaip reikiant. Labas rytas. Labas rytas, Aistė. Labai. Gaivus rytas, bet malonu, nešalta. Ir visokas dar. Aisčia visoka, man pats tas, bet kaip išlendė jo. Kaip miegojus? Gerai. Gerai, išmiegojom, viskas čia gerai, paukščiukai čiulba. Kelsim, kažką valgyti darysim. Sustriomingo atidavėm žvėrimą, eisim, pažiūrėsim, kaip sustriomingas. Tai čia bus pirmas dalykas, ką padarysim. O bandysim gamintis pusryčiams, ką? Nežinai, vakar sakiau. Dilgėlių sriubą. Dilgėlių sriubą bandysim, o tai tik ten to aikštelį dilgėlių mačiau, tai vat. Aš nenoriu lipti. Nu, keliauja du draugeliai. Dilgėlių ieškot. Gaivas rytas. Aistis prisirengė, kaip šaunų prisidėjo. Tai nieko, bet irgi du džemperius gavau apsirengti. Bet skarbonkė nepajudinta. Viskas kaip buvo, taip ir yra. Nieks nevalgė sustriomingo. Ką su ją daryti? Va kokia dilgėlių plantacija. Buvęs šiaudų ar šieno rulonas žvėrim padėtas, išdraskytas. Ir turbūt žvėris gerai patrešė aplinkui. Tad tiek augo dilgėlių. Piktos dilgėlės, biški priliečia pliką vietą iš karto visų jau sudilgino. Gerai, užteks nedidelis puodas. Tai žvėris neėda, buvom palikę, o jeigu paliksim miške, tai bus toks kaip ir gamtos tarša. Išnešam atgal kažkur, nežinau, reiks padėti, išmesti, išpilti ar ką daryti. Parėjom į stovyklavietę. Miške mažai šakų, tai nešėsi visą kelią šakas. Gerai, Aisti, kurk laužą. Porą bulvių nulūpsiu. Kadangi daug alkanų, tai kursiu ant primuso, nes laužą tik tai Aistis įkorinėja. Tai čia bus. Užvirė vanduo. tą svogūniuką likusį nusistromingą supjaustysiu, sudėsiu. Tai bus tokia dilgėlių sriuba su pagardais. Tai likučiai. 2 dešrelės dar yra, dėl riebaliuko bus. Spjaušių dešrytę įdėsim. Čia verda bulvės, biškį svogūniukų įdėjau, o dilgėlės tai vandenį plausiu. Bet žinai, ko mes neturim? Samčio. Kaip mes sriubos įsipilsim. Praeitą pavasarį valgiau klevo lapų balandėlius. Kas matė video? Šiemet iš dilgėlių. Aišku, su pagardais. Pernai buvo faršo, šiemet yra dešrelės, bulvės.
Vietoj samčio naudosim puodelį. Pirmiausia, alkaniausiam. Va. Vaizdelis toks. Žiūrim, kas čia gavosi. Šiaip, Druskos trūksta. tai kad tu druskos ir nedėjai. Dėjau. Jok. Miškai dėjau. Bet valgyt galima. Šilto maistuko skrandžiai pats tas. Super. Paskutiniai gurkšniai. Nu va, įsiviriam kaip tik tiek, kad Kad abiem užtektų. jo, kad kaip tik abu privalgėm. Viską pabaigėm. Tai ką, liko mažiausiai faina reikalo pusė. Pakavimasis. Ištuštėjo troba. Trumpas gyvenimas buvo. Viskas. Vėl liks viskas gamtai. Deja, bet vieną sieną neatlaikė. Aistis labai norėjo, kad liktų tas rėmas, bet aš norėjau šnirkus atrišti, kad nepalikti taršos gamtai kažkokios. Tai vat. Bet visą šitą konstrukciją būtų labai greitai galima atstatyti. Čia tik reikia kažkas kvaldos gerai sukalt tuos šoninius kaiščius ir vėl galima miegoti. Aistis tai labai norėtų grįžti. Man tai norisi vis kitą vietą išbandyti. Tai nežinau, matysim. Iki pjūklas ant medžio kabo. Būtent tas, kuriuo jis naudojasi. Na taip va. Kaip? Labai patiko. Patiko. Jam patinka, kai nebūna labai šalta ir kaip galim parelaksuoti miške, tai jam patinka. Gerai viskas. Iki kitų kartų. Ir artėja vasara, artėja šiltas metų laikas, tai mes gal su juo daugiau kažką paveiksim. Čia buvo mūsų pirma išvyka. Šiais metais. Tai va, dėkui visiems, kas žiūri. Ir iki kitų kartų.